Na ir turbūt natūralus iškiltų klausimas, o ar galime kažkaip tai dar išoriniam priemonėm prisidėti prie tos detoksikacinės sistemos ir kokie masažai būtų į naudą. Visų pirma, limfodrenažiniai masažai, kurie irgi padėtų pašalinti toksinus per tai, kad mes pagreitiname jau limfos tekėjimo darbą, tai viskas vyktų daug sklandžiau, greičiau. Kitas masažas tai būtinai būtų ne tik nugarą masažuotis, bet ir prijungti pilvo sritį. Išmasažuoti pilvo sritį, atlaisvinti ten, kur jaučiame mes kažkokius spazmus, dėl to ir peristaltikai žarnyno būtų labai gerai. Ir aišku, vidaus organai, jie gautų daugiau kraujotakos ir veiktų žymiai geriau, tai yra pilvo masažas ir plus limfodrenažas tikrai galėtų prisidėti prie jūsų tos detoksikacinės sistemos ir energijos atgavimo.